reiškia, pradedant savo biografijos. 56 metais pereitą šimtmečiai, aš tremtinys toksai, iš Sibiro, iš Krasnojarsko krašto atvykau į Kauną studijuoti. Futbolą ten žaidžiau Šachtiorį, Šachtų komandas. Nu, o čia nieka nei vieno žmogaus nepažįsti, nei ką, nei kur dėtis. Tai mes į 9 vidurinę ten pasistumdėm, rankininkam, apkėta buvo, ten Tarybų sąjungos rankininkas, tai jisai mane ten biškį patreniravo Vartas ir aš Sibirą laikiau. Ir akademijai irgi buvo futbolas, studentų, ten tas viskas, buvo rinktinė, nu, fakultetai palašė, viskas vienas kitą mato ten. Amžinatilsis Klimas treneris buvo akademijai, studentų, nu, jis pamatė iš kur, nu, dar lietuviškai, dar į dabar neišmokau aš kalbėti, taip, švariai, gražiai. Tai buvo, iš kur toksai, tai ir Jonas čia, viską, nu, už studentų rinktinę žaidėm, Kauno miestą, ten buvo tautinių porą su Lenkais ar su Suomiais, ten porą buvo rungtynių. Nu ir šitą taip susipažinom, paskui jau trumpinu, jau aš daugiau kaip 2 minutės. Perimkite į antrą kanalą apie Joną. Jo, dabar perinu į Joną, nes negaliu be savęs ir Jonai. Aš noriu pasakyti tiek, kad dabar jau pasakė temą. Žmogus gali pakeisti kitą žmogaus likimą. Tai vat, Jonas yra pavyzdys. Aš jau prie to arėjau, kodėl. Aš gal būčiau Kaune, už Limą žaidžiau, ramiai žaidęs toliau, kol pajėgčiau, ir stau Kaune gyvenu, nes šeima, tėvai, viskas, broliai ten. Jonas ruošiasi 61 metais grįžti į Alytų. Su šeimas, viskas, ponė Jadvyga, vaikai, viskas. Važiuojam. Nevedęs, jaunas vyrukas, aš 61 metais su Jonu čemadaniuką paėmęs, žalis tokį suplyšusi dabar turiu, atvažiuoju, stadione apsistoju, kur mane dėti. Tai vat, jau prasideda, reiškia. Šeima Kubilevičių mane, pirmam Alytui, mane įtaisa, aš pas juos gyvenu. Ne kaip dabar čia, kad kokį šitą atsiskaityti, tą viską, gyvenu aš po šiai dieną, nežinau, aš ten kokį litų ar rublį dasidėjau, ar ne, bet pavalgęs, viskas, rungtynės, man gražiai, viskas tam. Jau čia eina kalba apie šeimą, kuri nuoširdžiai mane paėmė. Nu, jau trumpinu, šeškiai. Nu ir pradedu lošti už Dainavą, kiek palošiau, nedaug. Bet palošiau, mes jau aukščiausią lygą išėjom ir tam to prasidėjo, gal ir tie ir čempionai paskui, ten tie vyrukai, žinai, tuos žaidimus visokius. Žymiai geresni už mus ir aprankai. Man niekada būtų tarp kitko neduodavo. Tokių šitą teiningų, aš atneša visą prašą, tu būtų išmeta, visi pasirinka, tu vartininkas palauk. Būdavo taip, kad aš vienos kojas, aš užsidedu žiūri tas, į vieną pusę žiūri tas, bus į vienos kojas. Sako, tau vartose nereikia. Tu ir taip šitai vis tiek tu. Gali ir su tapkėm ten aš galim mažai. Tai va tokie laikai buvo, nu tai ką paim 60 metų atgal. Ir dabar aš kaip pažiūriu, man taip pavydu tokia aikštė, tokia apranga, tokia visas galimybės. Jonas tą matė, jisai su gražiais vyrais ten yra užtaklimi. Jau trumpinu. Tai va, ir jisai... Gerai kalba. Nors kai lošė, čia moteris nežiūrėjo. Ne. Ir kas įdomiausia, tai Alytui stebuklai būdavo. Dabar kiek rašydavo, kai rungtynės ir kiek sužaista rungtynių, kiek žiūrovų, kiek viską. Nuo 2,5 iki 4 tūkstančių. O gyventojų kažkaip atvažiavo 12 tūkstančių, jeigu neklystu, buvo. Tai 4 tūkstančiai ateidavo į stadioną, neduos pamiluoti sumažinti. Reiškia, ateidavo, tai beveik su vaikais, su mažiukais buvo šventė. Ir po rungtynių, tu didvyriai, čia vaikščiai, nu, gauni kokį įvartį, tai irgi nelabai smagu, bet vis tiek ten praleidžia, užmiršta tas vis. Tai buvo įtaka, kad Jonas taip patvarkė, kad aš Alytą atsidūriau, sukūriau šeimą ir grinau grynas alytiškis. Aš visi tavis. Skaitau savo alytiškį, akcentas gal koksai, rusiškas, rimatiškas, nu, bet ne grynas toksai, įdūtiškas. Tai vat, nu, o dabar kas liečia Joną, nu tai tiek metų, aišku, čia pasakym, garus, ten tas tolerantiškas, viskas, nu, viskas jam tinka. Draugiškas, sąžiningas, drausmingas, reiklus savo, kitiems ir geras šeimos. Jeigu paimta vieną žodį geras, tai vat, ir galim geras sakyti, geras šeimos žmonai, vaikams, geras draugas ir gali vardinti ir vardinti draugą. Tai vat, tokie prisiminimai. Geras žmogus. Geras ir straipsnis buvo. Geras žmogus. Geras sportininkas, geras žmogus. Tuo ir baigiam. Ačiū. Tai gerai, kad jau šiek tiek pakalbėjome.
paklust.